Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, kokiu tikslu tai yra daroma? Mes jau vykdome 3 metus, kad gyventojai vaikščiotumus tą dieną propaguojame be automobilių. Ar čia susijęs su tą dieną be automobilių? Taip, be automobilių. Taip. Yra turime lankstinuką padovanosim ir atšvaitus. Vienu žodžiu lankstinukas yra mūsų tokia akcija vykdoma 16-22 dieną. Rengiama. Jums ir padovanosim tokį lankstinuką. Ir vienu žodžiu, čia yra visam tam lankstinuką, kokia oro trąšos, kokie yra rizikos veiksniai susirgti. Sakykit, kaip Jūs manote, ar daugėja važinėjančių dviračiais? Taip, daugėja. Taip, Šilutėje, nežinau, daugėja, o Pagėgiuose, žinot, aš tik atvažiuoju į paslaugas teikiu, tai yra labai sunku. Bet pas mus daugėja kažkaip. Mes propaguojam dar šiaudietišką ėjimą, irgi yra labai, žinokit, populiarėja pas Jūs. Net praėjusią savaitę 3 pamokas vedėme Algimanto Mackos gimnazijos, irgi to įtaka. Napkiškiuose 3 pamokas prisijungė ir bendruomenės nariai, kurie norėjo. O kaip, sakykit, su nelaimingais atsitikimais? Ar pasitaiko daug dviratininkai pakliūva į eismo įvykius? Šilutėje, pavyzdžiui. Šilutėje buvo šiais metais 12 užregistruota tokių. Žinot, yra įvairiausio amžiaus, yra žmonių neatsargumas kartais. O kaip dabar ta naujovė liemenės? Ar Jūs pastebit, ar labai naudoja? Taip, naudoja. Pas mus tai yra labai naudojama. Liemenės, vienu žodžiu, ir yra net prie dviračiukų tokie atšvaitėliai, žmonės perkas. Ačiū, sudėsim.